Sveiki, čia Arnas. Ir šiandien bandysim nuvažiuoti Klaipėdos kalėjimą Jūros gatvėj. Pastatytas kalėjimas buvo 1862 metais. Kalėjimo pastatų kompleksas. Ir 1885 metais veikia Karališkos apygardos teismas ir kalėjimo įstaiga. Informacija iš Wikipedijos. 1945 metais, 1945 metais ir iki 53 metų buvo tardomi ir kalinami partizanai, jų ryšininkai ir paprasti civiliai žmonės. 1960 metais kalėjimą uždarė ir paskui įsikūrė tų laikų Klaipėdos miesto vidaus reikalų vadyba ir milicija. 2015 metais Klaipėdos komisariatas persikėlė į Kauno gatvę ir kalėjimą paliko apleistą. Iki 23 metų rugsėjo, tiksliai nežinau, turbūt papačią parašysiu, 11-12 dieną jį nupirko aukciono metu. Tik šių kainų vardų nesakysiu turbūt, nebent leis. Tai šiuo metu ten vyksta administracinių patalpų valymas, valymai visokiausi ir ruošiamasi darbams, apie kurios dabar dar nežinau, bet gal kažką sužinosiu, jeigu ne, tai tiesiog taip ir paliksim. 17 metais dar ant pastato buvo atidaryta memorialinė lenta Jurgiui Arnašiui. Jis gyveno 1852 metais, gimė ir mirė 1934 metais. Tilžės akto signataras, tuo pačiu dirbo ir Klaipėdos teismo vertėjų. 1918 metais, čia apie tą patį aktą, kas tas yra Tilžės aktas, trumpai, tai 1918 metais, lapkričio 30 dieną, priimtas pareiškimas reikalavęs prijungti Mažąją Lietuvą prie Lietuvos valstybės. Tas aktas, kuris buvo pasirašytas, originalas vis dar yra išlikęs ir jis yra laikomas Vytauto Didžiojo karo muziejui. Tai kol kas tiek. Žodžiu, intrigos, kaip ten papulsiu, nebus. Tai vien dėl to, kad skaičiau komentarus, kad yra buvę, kas aišku, bandė ten įeiti, kažką buvo pagavę policija, nes viduje patruliuoja policija, nes tas namas jau, tas kalėjimas dabar šiuo metu jau nebesiskaito apleistas. Dalykas tas, kad žodžiu, dabar jis nebėra apleistas, ten vyksta darbai, darbuotojai, yra firmas, kurios atlieka darbus. Ir tiesiog gavau leidimą ten įeiti į vidų, nes anksčiau irgi norėdavau, sakau, buvo mintis, tai turbūt aišku, kaip ir visiems, kurie vaikšto po tokias vietas, kad kažkaip įlysti, peršokti per tvorą, tai sakau, intrigos toje vietoje nebelieka. Čia įvažiuosiu, turbūt ir vartus atidarys, galbūt leisiu mašiną įvažiuoti tenais kažkur, kad už parkingą nemokėti. Nežinau, žodžiu. Taip atvažiavom tenais ir pasižiūrėsim. Kiek girdėjau, kiek žinau, tai į administracijos patalpas eiti negalėsiu, ten yra viskas valoma, yra nuotraukų internete, maros apleistos zona.lt. Jie ten yra buvę, jeigu man rodos, kad 2018 metais. Tai jeigu kažkam įdomu, gali pasižiūrėti. O man tai taip atrodo, kad nebent po dabar kažkas ten dar bandys eiti, tai gal dar bus kažkokios informacijos, bet turbūt, kad man taip atrodo, kad gali būti, kad paskutinis video iš to, kaip atrodė anksčiau. Bus galima pasivaikščioti po vidinį kiemą ir eiti į rūsį, ten, kur ir buvo kalėjimas ir su kamerom. Tai žodžiu, važiuosim ir eisim ten. Kol kas tiek, o kai atvažiuosiu į vietą, turbūt tada pradėsiu filmuoti. Jau esam viduj. Įėjom į kalėjimą. Dabar bandysim eiti pradžioje arčiau ir mažiau apėjimo, tai yra eiti link šaudyklos. Nueisim tenais, pasižiūrėsim. Ir po to eisim į kameras ir sporto salė lyg tai yra dar. Tai va, čia ir bus sporto salė. Čia buvo degę kažkas per vidurį salės.
Visas lūbos juodas aprūkusios, nežinau ar matosi. Bet čia ne vieną kartą dega. Nebus viskas aišku, kas čia buvo, bet nes dabar čia daug kas yra jau išgriauta. Bet yra piešinių, pačių kalinių rašytų, paišytų. Čia turbūt buvo persirengimo kabina. Dušai, tualetai. Tualetas buvo toliau. Eisim. Rodos šaudyklą kažkur. O čia reikia patekti. Antram aukšte yra administracinės. Viršų eiti negalima. Keliausim į apačią. Sandėliukas. Ne mano išmera. Datos. ...86 metų. Sovietskaya Klaipėda. Čia buvo elektra. Saugikliai. Einam toliau. Nežinau kas. Daug šiukšlių. Dar. Aha, čia kažkas va. Čia šilumos mazgas. Kažkoks tai šiluminis punktas. O, taikliausias šalies policininkas. Klaipėdietis. Čia gali būti, nežinau, galbūt čia buvo ginklų seifas, nes čia šalia to nueisim ir šaudyti. Šaudykla buvo čia. Devynių pulkas. O, aviatorius. Aha, tai čia buvo šaudydavo iš tenais. Į taikinius čia vienas dar likęs. Biškį pavargęs. Čia yra dar gilzių.
Nu gerai, čia gilis yra dar daugiau. Į galą, kur jau atsimušdavo kulkas. Čia aš kaip suprantu, lubos yra nukritusios ant drėgmės gal. Ar taikinių. Čia buvo, kur sukrisdavo visus kulkas. Metaliniai tokie, geležiniai gaudyklės. Daug likusių skeveldrų. Čia guminiai tokie padai. Kažkada buvo telefonas. Tai čia matyt veikia, kai buvo komisariatas. Eisim toliau. Tiesiog tuščias patalpas, tai nelabai galim pasakyti, kas čia buvo. Neaišku, kas ten užlipti. Vartukai netrodo tokie seni. Eidamas atgal dar pamačiau porą patalpų. Tiesiog suverstas kažkas, tai durys, dar kažkas. Šiukšlės, žodžiu. Tik kad gražiai atrodo tas plytos senos, raudonos. Dar čia kažkas. Šitos vietos man dar irgi nerodo, tai čia dar nebuvau. Panašu į kažkoks tas sandėliuks. Biuletenį kažkas buvo pasiėmęs. Rusiškai užrašyta. Белый аист. Gal kažkas yra geria. Pasakysim, bet koks skonis.
visokių telefonų irgi. Elektronika. Radija. Batai. Visokiausių dokumentų. Lapai. Čia kaukė to iš Star Wars'o. Nežinau, kaip jis vadinasi. Turbūt. Eisim toliau turbūt link kamerų. Sekančios vietos bus kameros. Tik tai žinau, kad buvo moterų ir vyrų kameros. Nieko nesimato. Tai žodžiu, buvo vyrų ir moterų kameros. Atskiri blokai. Nežinau kur kas, bet gal iš piešinių išeis suprasti. Tai bandom eiti į vidų ir žiūrėsim. Dar aprodysiu kiemelį, kur išleisdavo kalinius pasivaikščiot. Nueisim dar į vietą, kur kalinius laikydavo, išleisdavo į lauką pasivaikščiot. Tai būdavo, žiūrėjau, 3 tokios kameros. Būdavo patekti, užrakinta. Žudinėta tiesiog sienos ir grindys. Dar yra grotas, iš viršaus pabandysim dar užlipti. Toks pat kiemelis pasivaikščiojimai. Pabandysim dar užlipti iš viršaus. Ten matyt būdavo prižiūrėtojai, kažkokie apsauginiai. Ne apsauginiai, o kalėjimo darbuotojai, kurie prižiūrėdavo, kad nieks nieko nepasidarytų turbūt. Tai žodžiu, čia galėdavo viską matyti padaryti. Kaip jau sakiau, į antrą aukštą neisim, eisim į apačią. Viskas, ką pamatysim, tai bus rūsy. Čia buvo kameras. Pakomas spintelės. Tualetai. Privatumo tai daug. Gultai. Pažiūrėsime, turbūt visos vienodos buvo. Toliau. Akutė. Beveik nieko nesimato. Atidaryti neina.
vis tas pats. Klausiau dėl piešinių, tai nežinau, žinom, ne, bet sakė, kad viskas išlikę. Ta prasme, visi piešiniai išpiešti buvo kalinčiųjų. Čia senai kažkas darė kažką. Nu, žodžiu, čia ant tą kamerą, tai visos jos plius minus vienodas, tik keičiasi išplanavimai. Aikštėje laikomų asmenų vidaus tvarkos taisyklės, dienotvarkė. 6 ryto rytinis kėlimas, nuo 6:10 iki 6:20 rytinis tualetas, kamerų tvarkymas ir apžiūra 6:20, 7:30, tai čia turbūt iškraudavo, ieškodavo ir žodžiu teidavo ir galėdavo vėl toliau tvarkytis. Pusryčiai nuo 7:30 iki 8, pietus nuo 1 iki 2, vakarienė nuo 4 iki 5 ir poilsis nuo 10 vakaro iki 6 ryto. Ir vėl tas pats. Numaratininkai čia nemažai. Sekanti 5 kamera. Iš tikrųjų nežinau, ar čia buvo vyrų, ar čia buvo moterų. Vyrų Rosita. Paskui galbūt daugiau piešinių piešiu, ar nuspręsti šiais. Žodžiu, kameros plius minus vienodas. Kitur spindelis didesnis, kitur mažesnis. Tūlikas buvo ne vieną ir kitą pusę. 17. Aha. Čia turbūt ne kameros, sandėliukas. Toliau 16. Irgi ne kamera. Kažkas panašaus kaip prieš tai. 6. Ne. Toliau 15. Myliu Andrių. Čia turbūt buvo moterų, galbūt aš taip galvočiau, nes čia nėra grotų prie durų išėjimo arba įėjimo, prie kameros durų nebuvo, nėra vartų šičia. Ir čia tokia, jo, myliu tave Andrių ir taip toliau, tai žodžiai gali būti, kad čia buvo moterų. 7. Daug uždažyta kažkodėl. Grįžo lavonas. Gerai. 8.
2015 metų. Šimtą. Vėl prisimena dar Wall Streetas. Čia turbūt aukščiausia kasta. Čia iš tikrųjų nežinau, kas leis įeiti per 12 kamerą. Jo. Čia nežinau, kas čia buvo, bet aš taip... Ne. Čia vienutė kažkokia tai. Čia jau dar, turbūt maistą čia paduodavo. Ar čia dar rimtesnė tokia kamerėlė. Ir čia būdavo vienas žmogus, viena lova. Čia toks kaip lekterį laikydavo. Rašyti ne visai mokėjo, tai parašyti, čia buvo Karolis Vosnikas. Srokas. Metai ir 8 mėnesiai. 178 straipsnis, 2 dalis. Palanga. Kauno nepilnamečių pataisos namai. Čia buvo Georgijai. Žodžiu, reiks pasiskaityti, kas yra 178 straipsnio 2 dalis. Man už įėjimą šičia būtų buvo 105 straipsnis, jeigu būčiau negavęs leidimą ir bandęs įlysti. Nu, jeigu nebūčiau gavęs, būčiau vis tiek bandęs, bet... Tai žodžiu, šitą straipsnį išvengiau. Nu, jaučiu, kad čia buvo... Ne, nesakysiu šitą bairę. Nu ką, einam į kitas kameras. Man ras, kad čia mes prabuvom moterų daly, moterų blokai. Pradžiai neprisimenu datos metų, bet pirma buvo vyrų. Ir paskui statė ir padarė dar ir moterų bloką tam pačiam pastatų kompleksą. Šičia neatsidaro vėl. Užkalta, blema, kažkom atidaryt būtų čia gerai. Nu gerai, video eit neina, tai bent jau taip, o čia buvo ir piešinių. Žodžiu, dar vienas dalykas, gavom leidimą, leido lipti į viršų, kad kažkas apačioj pažiūrėtų. Nu, jeigu krysiu, kad pagautų tenais kažką. Tai žodžiu, lipsim į viršų, pažiūrėsim panoramą. Kiek? Aha. Nu, žiūrim. Блядь, jisai visas juda. Visą konstrukciją jaučiu, kaip juda, kai einu.
parodysiu, yra tik tokie. Bando kamera. Bando kamera, aišku. Turim 9 kamerą. Jo. Voilà. Tokio. Nežinau. Ne mano skonio. Čia tada buvo vyrų, nes yra grotas prie kiekvienų durų atskirai. Sekant 23 galbūt. Ne, jo 23. Aha, čia buvo. Čia ateidavo kaliniai ir čia sėdėdavo kaliniai, o kitoj pusėje sėdėdavo žmonės, kurie ateidavo jų aplankyti. Tai po 2 keliutės tokios, tos pačios privežtos prie žemės. Žodžiu, čia toks susitikimų kambarys. Vėl kamera. 38. Nu čia tai jau tiksliai tai buvo bičių kameras. Jau čia. Oho, čia yra toks, žinau, kankilinių kažkoks kambarys. Po laiptais. Kiek girdėjau, 9 forte laikydavo kalinius irgi. Specialiai panašioj patalpoj, iš kurios buvo laiptai. Tik jinai buvo turbūt 5 kartus mažesnė. Ir ten laikydavo žmonės, jas kankindavo, tai žmonės laksydavo laiptus pirmyn atgal, jausmas turėdavo geras. 22. Čia jau didesnė. Keturių žmonių. Ir tokių čia yra. Čia turbūt neįstate, čia užrakinti. Matosi. Toliau. Kamera numeris 23. Ne, jau buvom 23. Ten buvo, reiškia, 24.
3 žmonių kamera. Čia blemba. Menininkų buvo daug. Toliau. Trečia kamera. Šitą mačiau internete. Trys vietos. Kamera numeris 24. Jeigu būsiu pas kažką, kas žiūri, tai būsiu dabar per šitoj kitoj kamerai buvo jūsų kambarys. Galit pranešti, parašyti kokį komentarą. Jeigu laisvai. Tai gal 34. Toliau kamera numeris 25. Gruodžio 20-30. 15 metai maras buvo paskutiniai, kai čia kalėjo žmonės. Tada numeris 33. Čia tik nereiks pabandyti padaryti dar kažkokį tai bendrą sekantį video, kur būtų vien tik užrašai. Čia tiek tų užrašų, kad aš turiu dar 10 minučių, bet aš viską praėjau beveik. Tai bet sekantį kartą reikia gauti užvažiuoti 25 būtent. Reikės užvažiuoti ir nufilmuoti vien tik kai užrašus, visi užrašai, kiekvieną užrašą. 2 žmonių kamera, šiek tiek tvarkingesnė. Tikiuosi, YouTube'as neužmūtins kai kurių piešinių. Dabar kelinta čia? 27. Laisvės paukščiai. Toliau kamera nesimato, bet čia turbūt bus 30 arba 31.
Liko 3 kameros. Čia kamera 28. Čia kažkokia jau kitokia. Čia buvo tualetas. Turbūt vonia, dušas. 2 žmonių, čia toks daugiau privatumo, čia tuliko nėra vietoj. Toliau numeris 30. 30. Čia vienas žmogus kamera. Čia jau. Iš tikrųjų jo, čia trečias video, niekas tokį nekomentuoja, bet būtų fainai, jeigu atsirastų vienas kitas žmogus, kuris žiūri nepatingėtų pakomentuoti, ir būtų įdomu padaryti tokį video vien tik su užrašais. Prasme, visas video būtų vien tik tai su užrašai kalinių, kurie čia kalė. Tai nesvarbu, kokie jie, bet tiesiog visus iki vienos krantį čia nemažai laiko užtruktų, bet pabandyti. Čia kažkokia ventiliacijos sistemas, kambarys turbūt. Čia nežinau, čia bidonai turbūt valgį darydavai. Štai. Skustukai, šaukštai. Žodžiu, ir taip toliau. Ką šiandien bus viską apie, tai bet jo, dar kartą paprašysiu, jeigu kam būtų įdomu, ateiti dar sykį čia ir tiesiog nufilmuoti visus užrašus, nufilmuoti, nufotografuoti, tai žinai, ir padaryti dar vieną tokią atskirą video su kalinių užrašais. Tai vat, bus viską apie, darbai čia vyksta. Jeigu netingit, kas žiūrit, jeigu įdomu, galite parašyti komentaruose, nepatingėti, jeigu norėtumėt pamatyti visų čia ant sienų esančių užrašų video, kad padaryčiau, ar su nuotraukom, ar video. Šiandien turbūt tiek. Trepas 1, 2, 3. Taip? Jo. Bus antras. Jo. Baisiai naujas. Na, gerai. Kanalas. Prenumeruosiu. Super. Nu, jeigu nepatiks, gali vis tik atsubscribinti. Na. Ir dar turi va tokių, nežinau, padėkliukai. Lazerių darėm. Tai galvoju, jeigu kažkas paspaus like, subscribe ir taip toliau. Visi tie dalykai, tai žodžiu, galėtų gal ir laimėti kažką, netgi išsiųsčiau ar atvežčiau, jeigu klaipėdietis. Jeigu ne klaipėdietis, tai su Lietuvos kontru. Sekantį kartą bandysiu važiuoti iš Viekšną į apleistą dvarą. Ten kažkada buvo ir vaikų namai, paskui internatas, žodžiu, dvaras, tai pabandysim, nežinau, ar aš ten pasiliksiu nakvoti, šiaip turbūt, bet bus matyti, pasižiūrėsim. Gal apie šią savaitę išeis nupiškint, tai kitą savaitę gal ir įmesiu video.